Kaunas, Amerika. Aš Kaune užaugęs, mačiau, kai miestas keitės, Niujorkas, Čikaga, žaliakalnis. Aš jau antrus metus iš eilės dalyvauju Equality, Diversity and Inclusion, tai lietuviškai lygybė, įvairovė ir įtrauktis, turbūt taip išsiverčia, mokymuose ir ten būna įvairios temos. Tai mano viena turbūt iš mėgstamiausių, ne dabar, kur buvo mokymai, bet prieš tai balandį buvo apie menopauzę. Okay. Ir apie menopauzę ir darbo aplinką ir kaip mes, žodžiu, visus pokyčius biologinius, kurie vyksta moters kūne, kaip jie po to yra pritaikomi, žodžiu, darbo rinkoje, ypač kultūros ir meno srity, kur daug ten atlikėjų, operos solisčių, aktorių ir panašiai patiria tai, bet niekam apie tai nepasako ir tada toks kaip trauma tam tikra ir jokių tokių pagalbos, ar ne tai, kad pagalbos, bet kad labiau tokios aplinkos, kuris suprastų ir kažkaip tai suteiktų kažkokius įrankius ar priemonės, kad būtų lengviau atlikti savo profesinį darbą. Kaip įdomu, iš tikrųjų niekada nebuvau susimąsčiusi apie tai, bet iš tikrųjų Lietuvoje dar tiek daug moterų kultūros srity ir meno, o taisyklės tokios labai vyriškos vis dėlto. Jo, bet man taip patinka tie mokymai, nes tas EDI toks labai labai platus yra nuo iki ten. Tai Neringa Kulik, Kauno Bienalės projekto Magic Carpet atstovė, dabar taip reikėtų tave pristatinėti. Vadovė Magic Carpets ar kaip? Projekto vadovė. Ir Elena Balsiukaitė, tapytoja. Ir kaip dar čia galima sakyti, pedagogė? Taip. Mokytoja. Taip. Tu esi iš Šančių, originaliai. Žemųjų Šančių. Elenos studija yra Šančiuose. Taip, bet ne tik tai yra tarp jūsų bendra. Taip. Ir mes dabar esame Vilijampolėje. Labai daug tokių geografinių taškų iš karto galima kažkaip viską sujungti Kaune, man atrodo, per porą taškų. Kaunas pilnas kultūros pokalbių klubas. Trečiasis susėdimas, vėl naujas herojas, esam Studio 101. Dar viena heroja. Ir heroja Morka, taip, kuri galbūt kartais matysis, gal kartais ir kokią signalą išleis. Galbūt mes tokios kaip keisim temą, kai Morka pyptels. Tai Neringa ką tik viešėjo Londone, bet spėjai šiek tiek ir pasikultūrinti, ar ne? Kas labiausiai įstrigo dabar iš tokių jau nedarbinių, o meninių, kultūrinių patirčių? Man labiausiai patikus paroda, kurioje buvau tikrai ne vienoj per tas 4-5 dienas, buvo Patricijos Pičinini. Patricija Pičinini yra australų menininkė, skulptūras daugiausiai kuria ir 2013 metais jinai buvo pristatyta Kauno Bienalėje. Gal pamenat, Žilinsko galerijai buvo jos tokie kaip gyvūnai, tokie jo pusiau gyvūnai, pusiau tokie žmogaus tokio pavidalo skulptūros, buvo toks berniukas ant suoliuko apsikabinęs. Aš mačiau tavo stories iš Londono ir galvoju, kur man matyta. Tai kur Bienalė pasirodo, taip. Tai labai džiaugiuosi, kad jinai toliau kūrė ir nežinau, man tos jos apskritai kūryba ir skulptūros tiesiog iš technologinės tos pačios pusės, kaip jinai viską padaro, kad ten yra naudojami tikri plaukai, ta oda atkartota, tokios visiškai atrodo miniatiūrinės detalės, bet taip profesionaliai atidirbtos, kad sukuria tokią visiškai kažkokią alternatyvę realybę ir tu vaikštai ir atrodo, kad tos skulptūros bet kuriuo momentu ten atsistos, sujudės, pasuks galvą ir toks ir nejaukumo jausmas to pačiu apima, bet labai labai efektingas. Ir turėjau pokalbį su savo pažįstama kuratorė, Londone buvome susitikusios kavos išgerti ir sakiau jai, kad, nes buvau ir Tracy Emin parodoj, ir Anish Kapoor parodoj, ir sakau, žinot, man jau tie dideli vardai jau pradeda taip nuoširdžiai nusibosti. Ir aš galvoju, reikia važiuoti į Londoną, kad atrasti kažką naujo, atrasti jaunus kažkokius kūrėjus, atrasti kažkokią, nežinau, gyvą, kažkokią naują gyvastį, nežinau. Nes tiek Tracy Emin, tiek Anish Kapoor kažkaip nesužavėjo manęs. Gal dėl to, kad aš jau prieš tai buvau mačius kūrinius, kurie atrodo man buvo daug stipresni negu šitos parodos, kurias mačiau. Tai
dabar šiek tiek permastau vat savo sekančią kelionę į Londoną, kad stengsiuosi eiti daugiau į gal nepriklausomas galerijas, kur daugiau jaunų menininkų yra pristatoma ir nesivaikyti tų didelių vardų, nes dar be to veikia ir Fridos Kahlo paroda, bet perskaičiau atsiliepimus, tai perskaičius atsiliepimus nusprendžiau net neiti parodą. Ten Elena sakė, turbūt daugiau aplink ją, ne jos pačios darbai, bet apie ją ir kaip buvo kaip kuriama jos legenda jau gerokai vėliau po jos mirties, ta prasme mes irgi labai vėlai apie ją sužinojom. Kažkas atrado ir labai, labai gerai, kaip sakant, išskleidė ir tuo pasinaudojo. Aišku, paskui filmas buvo sukurtas, kuris buvo iš tikrųjų vizualiai labai efektingas ir labai gražus, bet su pačia Frida ten buvo labai nedaug ryšio. Tiesiog tai buvo kaip tęsinys, jinai buvo kaip ryšiai tokia kaip jos visos estetikos, jos veiklos, jos legendos tęsinys, paskui buvo kuriama dar legenda, dar ant viršaus, prekiniai ženklai ir taip toliau. Tai čia toks, kaip reiškinys, reiškia, jau gaunasi, kaip viena idėja gimdo kitas idėjas, kaip vėduoklė skleidžiasi. Taip. Elena, jūs buvot Venecijoje jau šiemet, ar ne? Kokie įspūdžiai? Venecija niekada nenuvilia, pati Venecija. Mane sūnus klausė, kelintas iki tu važiuoji į Veneciją, jau daug aš nebeskaičiuoju. Bet jūs nebūtinai į Bienalę važiuojat. Aš į pačią Veneciją, čia kaip meilė, kaip sena meilė, važiuoju tenais pasitikrinti, bet kiekvienas iki jos neužtenka, bet gal ir gerai, tokia lieka svajonė, nepažintas dalykas, taip kaip tu negali į kriauklės vidų įlysti, visada yra paslaptis, kaipgi ta kriauklė, o kas ten viduje yra, tai man yra tokia metafora nuostabi, žodžiu. Tai va, o Bienalė, tai čia toks šalia viso to. Aš jau seniai nebeturiu labai didelių lūkesčių, nes iš tikrųjų tas pasakymas, kad Bienalė tampa panaši į Euroviziją, tai tikrai turi racijos. Ypač kai balsuos žmonės dabar turi, o ne komisija. O dabar šiais metais atsistatydino komisija, tarsi nebuvo to konkurso, na ir gerai. Bet visada kažką savo surandu, kažkas, kas yra įdomu, žodžiu, labai trumpai buvom, bet keletą dalykų išsivežiau, kada ir iš tikrųjų labai gerai panaudotos technologijos, išnaudoti pinigai, tikslingai, tai brangu, bet kai yra geras kūrinys, tada negaila ir tikrai gauni tokį įspūdį, kad gali būti junginys ir technologijų, ir pinigų, ir visos logistikos, kada iš tikrųjų efektas yra didžiulis. Taip, kad vis tiek rekomenduoju. Tik kokios šalis topai jūsų? Visų pirma, tai reikia eiti į Arsenalą. Žardinį šiek tiek nuvylė, nes labai sugrūsta, labai daug visko pridėta, labai marga, labai daug merci yra kolonijiniams šalims buvusioms. Toks reiškia labai daug mėgėjiškų tokių dalykų, kur, kaip mes sakėm, šamanizmo ir net taip su draugė suskirstėm, kad yra skiautininkai, skudurninkai ir tokie rinkėjai visokių dalykėlių. O tokio kažkokio iš tikrųjų, kas atlieptų šiandienos pasaulį, tai yra labai nedaug. Tu Neringai buvai šiemet, ar? Taip, mano buvo 3 Venecijos bienalė. Ar sutampa šiek tiek įspūdžiai su Elenos bent? Sakyčiau, iš dalies. Aš nesukonkretinau nieko, kol kas tiesiog, reiškia, aš neatsimenu pavardžių, bet buvo keletas kūrinių, kurie iš tikrųjų, bet užteko to pamatyti, sakysim, bet aš mačiau, bet būtent tai buvo būtent Arsenalas. Bet Arsenalė visada yra. Bet filmas apie šūdą, tai nukirto viską. Nukirto viskas. Štai rekomenduoju, vien dėl to verta nueiti ir pasižiūrėti. Jo, man atrodo, tas toks pripūstas oro burbulas apie meno pasaulį ir toks... Tai buvo iš tikrųjų, nei vienas žmogus neišėjo, žiūrėjo nuo pradžios iki pabaigos. Šalia manęs tik tai sėdėjo pora iš Rusijos. Konkrečiai tai vyras užmigo ir net užknarkė, galvoju, kaip to reikia, žinai, bet taip garsiai, žinai. Bet filmas nuo pasišlikštėjimo iki visiško nustebimo, kas gali nustebinti. Tai va, tai jie liuks.
Bet jau tampa truputį ta bienalė tokias parodija savo, aš kaip suprantu, man daug teko skaityti, matyti, nes Bet daug jis kas labai buvo... rimtas kūrinys, labai gerai padarytas, A. labai kokybiškai padarytas. Nuo A iki Z ten tiek užkabinta yra, kad, va, liuks. Man gal tikrai jautėsi pagrindiniai parodoje, kad labai trūko kuratorės tokio suėmimo į kumštį. Ko gero taip, jo. Nežinau, vat kiek mūsų klausytojai žino, kad tik paskyrus kuratorė dėja paliko šitą pasaulį ir jos komanda užbaigė bienalę, tai jautėsi toks, na, to tokio vat, taško ant į uždėjimo nebuvo šitoj bienaliai. Ir man kartais net einant per parodą jautėsi toks truputėlį vadovėlinis parodos variantas, kur darbai sugrupuoti tam tikrom vat, tokiom salom, čia darbai apie motinystę, čia darbai apie tvarumą ir žemę. Ir taip galvoju, ar tikrai dabar taip yra kuruojamos parodos. Man kažkaip neatspindėjo tos tokios šiandienos gal tokios šiuolaikinio meno pajautos ir ta pagrindinė paroda man nublanko prieš kai kuriuos paviljonus. Mano gal favoritas iš visų tai buvo čekų filmas apie kurmį. Apie Kratučeką? Legendinį? Tai atsispyrė autoriai būtent nuo tos idėjos, bet pati... Vaikystės knygutė. Taip, labai vaikystę nunešė, labai kažkaip surezonavo va, tas, kad tas veikėjas vėl gali atgyti šiuolaikinio meno pavidale. Bet labai žinutė man patiko, kad tas kurmis, jisai turi tam tikrus tokius muzikinius instrumentus, tokias lazdas su skambaliukais, kurios filmo eigoje nutyla. Ir jos pradeda nebeveikti ir nebeturi ką pasakyti. Ir tas balsas nutyla. Tai apie tą tokį, vat, to balso nutildymą ir tą tokią tylą, kuri atsiranda. Tam tikri balsai, kurie bėgant laikui ir einant istorijų pasimiršta. Tai man ta žinutė kažkaip labai patiko, bet ir iš technologinės pusės labai puikiai atrodė. Ir paskui aš galvojau, kad jeigu Lietuvos paviljone būtų LCD ekranas, kaip Eglės Budvytytės darbai būtų sudainavę ten toj Venecijai. Bet labai noriu pasidžiaugti, kad Lietuvos paviljonas vis tiek išlaiko labai aukštą kartelę, tikrai bendram tokiam fone atrodo tikrai labai profesionaliai ir labai aukštai. Ir vat, kai įsidėjau savo istoriją iš Lietuvos paviljono, tai man rašė kuratoriai ir menininkai iš Kanados, iš Norvegijos, iš Italijos, kad Eglės kūrinys buvo vienas jų mėgstamiausių, arba Lietuvos paviljonas buvo vienas stipriausių. Kaip jums Lietuvos paviljonas? Nebuvau. Atsiprašau, labai trumpai buvom ir tiesiog nesuspėjom. Galim pakalbėti apie parodą, kur tikiuosi, kad irgi visos trys esam buvusios, aš nebuvau Venecijai šiemet, gal dar spėsiu. 4, Neringa, buvai 4, ar buvai atidarime? Taip. Jūs irgi, aišku, buvau. Taip, buvom susitikusios. Ir aš buvau atidarime ir paskui buvau dar vieną kartą įkišus snapą. Ir tikrai žinau, kad eisiu dar kartą, tikiuosi, kad ir ekskursiją papulsiu. Elena, koks jausmas yra, kai jau toks... Gal įdomu, koks jausmas buvo, kai Agnė Taliūtė, parodos kuratorė, susisiekė su jumis? Ar buvo toks, kad, pagaliau apie mus kas nors padarys parodą? O gal buvo toks, kur, net mes jau tokios vintažinės, kad reikia apie mus daryti čia tyrimus, nes grupė 4 kada? Nei taip. Tai kaip, koks buvo tas jausmas, papasakokit? Aš šiaip tai labai rezervuotas, jeigu aš nuo savęs. Taip. Labai rezervuotas. Tikrai įdomu. Ar tikrai čia taip įdomu? Šitas diskursas dar vis įdomus. Tai prasme, šiaip jausmas dabar suma sumarum, tai kai gauni dovaną, gimtadienis buvo prieš 3 metus, prieš 10 metų, dovanėlę gauni. Taip, tai yra dovana, šiaip iš tikrųjų yra fainai, rezultate tai yra fainai, bet aš tai asmeniškai jaučiuosi kaip vaiduoklis, aš kai nueinu, aš ten jau buvau kokius 4 kartus, aš vaikštu po tą mūsų parodą kaip vaiduoklis, bet man įdomu dėl to, kad aš turiu jau distanciją, atsitraukimą ir ten yra eksponuojami tie visi darbai yra seni, 30-20 metų atgal. Žodžiu, visa tai yra praeitis ir aš turiu galimybę pasivaikščioti po tą muziejų, tokia grinai muziejinė paroda, po tą muziejų turiu galimybę ir tiesiog jau ganėtinai objektyviai pasižiūrėti visą tai, kas buvo. Ir taip
ir kritiškai, ir su humoru, ir atlaidžiai. Mhm. Ta prasme, Atlaidžiai savo? atlaidžiai jo, tai yra, nes, kaip pasakyti, būti atlaidžiam savo nėra taip lengva, nes labai dažniausiai tai nebūni pats savo pakankamas, tai ką darai, visą laiką žinai savo kažkokius tai klaidas, kažkokius tai nedadarimus, kažkur tai kažkas nesuspėta, vienu žodžiu. Tai va, tai atlaidžiai. Atlaidžiai, fainai, kad galima tą įvertinti, bet man patiko vieno jauno žmogaus toksai pasakymas po atidarimo. Sako, žinai, mes nesam tokie drąsūs. Pagavau mintį apie tai, kad iš tikrųjų, žinai, ta drąsa tokia, kas tau pasakė, kad tu esi geras tame, kad tu jau tau laikas man rodyti, ką tu darai. Jau tu dabar, nešk ir kabink savo paveikslus, žinai. Pačios save įvertinom ir pačios nusprendėm, kad mums reikia ir įžulumo pakankamai. Bet viskas pirmin. Mano irgi draugas sakydavo, kad įžuliuosius lydi sėkmė. Tai reikia turėti įžulumą. Grupė 4 irgi, kas nežino, tai buvo Elena Balsiukaitė, Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė, Judita Badiūnaitė ir Aušra Andziulytė. Ir dar manau, kad labai svarbus asmuo prie 4+1 buvo Rasa Žukienė, kurios bute įvyko tas pirmos parodos. Pašnekėsim apie tai dar irgi, apie tą butą. Ir netikėtas erdvės parodoms. Kokie tavo, Neringa, įspūdžiai iš parodos kartu skirtingais keliais? Mano įspūdis gal toks, kad man patiko paroda, kad kuratorė yra jauna. Ir iš tos tokios distancijos perspektyvos, kad vis dėlto ne Rasa buvo pakviesta kuruoti parodą, bet pačios Agnės iniciatyva, taip suprantu. Ir man atrodo, paroda būtų visai kitokia, jeigu Rasa būtų ją kuravus, o ne Agnė. Neabejotinai. Ir man labai patiko gal tiesiog, kad šiek tiek daugiau ir tas istorinis kontekstas buvo atskleistas, ne tik, kad kūriniai iškabinti ir patys už save kalba, bet ir to meto aktualijos ir jo, tas toks įpinimas į visą tą pasakojimą, į istoriją, į tam tikrus įvykius. Ir labai patiko Rasos buto, ta tokia butaforija, tas atkūrimas, manau, irgi suteikia tam tikrą tokį pajautimą iš tikrųjų, kaip, kokios tos sąlygos tuo metu buvo, kad reikėjo parodą daryti Rasos bute. Kažkaip niekad apie tai nesusimasto, mažai apie tai irgi yra kalbama, tai vėlgi toks, atrodo, nuputimas dulkių nuo istorijos puslapio tam tikro. Taip, aš vakar buvau projekto Erdvėje Vietė, kur atsidarė nauja paroda Janinos Degutytės laiškų įkvėpta, Agnės Bagdžiūnaitės Avietės įkūrėjos kuruota, bet ten yra ir daugiau poečių, ir yra kinas iranietiškas, ir yra tekstilinė skulptūra, jau šiuolaikinės menininkės Astos Volungės. Irgi mes su Agne šnekėjom, kad iš tiesų yra svarbus tas kontekstas, ta buitis, jinai labai daug atskleidžia ir kodėl menininkė kuria vienaip ar kitaip, tu gali suprasti turbūt tik labiau pažinęs tą gyvenimą, tas sąlygas. Ta paroda irgi tokia, aš labai rekomenduoju nueiti, jinai bus iki pat rugsėjo mėnesio, tai tokia labai minimali darbų kiekių, bet labai ten gali ir prigulti joje, žodžiu, ir arbatos išsivirti. Ir pagalvojau, kad 4 šiuo atveju man panašų jausmą sukėlė. Man turbūt didžiausia tokį galėjo būti, Elena, jūsų kailiniai toj parodoj, kurius nusipirkot už pirmą parduotą paveikslą. Mane sužavėjo ta istorija, kaip jūs ten taip atvirai pasakojat, kad, norėjau kažko. Tas paveikslas beje kabo toj parodoj, aš visai pamiršau paminėti. Paveikslas yra, bet... Tas paveikslas, už kurį buvo kailiniai pirkti, yra iš muziejaus saugyklų. Taip, bet kailinių nebėra. Elena norėjo kažkas nors ne vaikam, ne namam, o savo nusipirko kailinius. Pagaliau vieną kartą. Taip, bet dalykas, kuris ten buvo, yra parodoj, tai yra pintinė, kurią jūs padovanojat Linarai Dovydaitytei, dar su vaisiais. Už pagalbą irgi rengiant parodą, už anotaciją. Ir pagalvojau, taip miela iš tikrųjų, kad kažką gali, ne tik sumokėti honorarą, bet kažką tokio irgi labai yra
toks šiltas dalykas ir paskui jūs padovanojat per atidarimą Agnė irgi pintinę su Taip. vaisiais, nu kaip fainai. Tai labai gražus tokie dalykai, kažkaip man atrodo, kad šis tas daugiau praplečia kažkaip tuos paveikslus iš tikrųjų. Man atrodo, mes gal, sakau mes, kad meno kultūros žmonės, kad tas transakcija, jinai neturi būti būtinai piniginė transakcija, kad jinai gali būti kitokia, nes aš pati irgi esu rašius ir anotacijas, ir kuravus parodas, ir už tai negavus atlygius, bet, pavyzdžiui, tada menininkas ar menininkė pakvietė mane išsirinkti vieną kūrinį iš parodos, kuris dabar kabo pas mane namuose, ir man tai tikrai atneša daugiau džiaugsmo negu ta piniginė išraiška. Galbūt. Taip, aš esu, pavyzdžiui, nors gal čia net nelabai žurnalistinė etika yra, taip galima daryti, bet kalbinu vieną tapytojas, man tikrai labai patinka jos darbai ir mes taip gražiai pasikalbėjom ir mane pakvietė irgi paveikslą išsirinkti. Tai aš taip džiaugiuosi, dabar jis pas mane kabo kabinete ir visą laiką man tą pokalbį mūsų primena, tai toks, taip. O apie tą butą Rasos, daug kartų minim profesorę Rasą Žukienę, bet aš tikiuosi, kad jį dėl to apsidžiaugs. Tai, kad jūs rengėte ten parodą, tai buvo toks, ar tai buvo kažkiek performatyvu, ta prasme, kad jūs mūsų nepriema į galerijas, tai mes padarysim savaip. Ar tai buvo toks labiau, kad, nėra kur tai darom ten, kur yra? Kiek tame buvo kažkokio pareiškimo? Ir taip, ir taip. Aš manau, kad vienas dalykas truputį pasirepetuoti prieš išeinant aplamai į viešumą, nes tai įsivaizduokite, kad čia buvo kokie 91 metai. Tik baigi mokslus, sakysim, ten 1-2 metai, tai čia iš vis tu esi tik tai dar toks besiplunksnuojantis, nors amžium gal ir nebuvom tokios visai jaunos, bet vis tiek dar tų ta veikla, tas įsivažiavimas po mokslo yra toks vos, labai nedaug laiko. Tai toks kaip ir pasirepetavimas prieš išeinant į didesnę sceną, tai vienas dalykas. Patiems tarpusavį susipažinti nereiškia, kad mes bendravom, aišku, studijų metais, bet tai nereiškia, kad mes intensyviai draugavom visą laiką. Bet čia buvo tas, reiškia, per kūrybą mes susisiejom, mums tas buvo svarbu ir tai buvo elementaru, kad mes po mokslų, mes turim daryti parodas, mes kursim, piešim, tapysim, darysim visus dalykus, o pas Rasą taip kažkaip tai užeinam, tai susitinkam kažkur tai ir taip apsitarėm, darom, ilgai nelaukiam, visos jau turim kažką sukaupę, o jau piešinių tai tikrai. Tai pirmiausia, tai ten su tais piešiniais dalyvavom. Aš gal ne tiek daug, nes ten ištiko mane toks dalykas, kad staiga susikūrė šeima, staiga aš jau laukiuosi Kazimiero, staiga čia viskas vyksta. Dabar kaip atgal žiūri, tai taip prasisuka kaip pagreitintas filmas. Toks taip visi įvykiai, vienu žodžiu, kad aš tik pamenu prieš Kalėdas, aš jau labai buvau tokia stambi pasidarius. Tai atėjau į tą parodą, tai ir merginos priminė, kad ten buvo tiek batų, kaip buvo sutarta, kad nusiaut batus, žiema buvo. Tai tiek batų buvo koridorių prie durų, kad ten iš tikrųjų instaliacija buvo batų tokia. Ir įvairiausių fasonų, visokių. Tai sėkmės susilaukė ta paroda. Ta prasme, kad buvo įdomu. Ir čia kaip ir tokia draugystės išraiška, vėl susitikti buvusiems bendramoksliams kažkur, bet namuose, pas kažką svečiuose, ateiti, pamatyti vieniems į kitus pažiūrėti. Čia toks kaip, aš manau, kad ten ir tam tikra repeticija ir toks savo pasitikėjimo, tokio jėgų įgavimo, tokie manevrai, žodžiu, visai rekomenduoju. O kaip kritikai vertino tą lokaciją? Nebuvo jokių kritikų, mes patys buvom ir žiūrėtojai, ir kritikai, ir visiškai netame esmė, kad ten sukritikuoti. Tiesiog tai yra tik tai pati pradžia, tu tik tai, pradedi veikti toj srity. Tai vis tiek dar buvo jauni labai su tokia simpatija ir su lūkesčiai žiūrėjom vieni kitus. Tai čia buvo 91 metai. Tai čia, ta prasme, ir dar toks laikas, 90-91. Kai nelabai čia žinai ir ko tikėtis iš viso, ar turėsi darbo ar ko, ir toks neiškumas tvyro, tai turbūt ir tai, kad tu gali tą parodą padaryti, jau atnešė daug džiaugsmo. Žinai, Kotryna, pasakysiu taip, kad to neiškumo ir dabar pakankamai. Jis yra kitoks.
aš nesakau, bet savo amžiuje, ne, aš jau man dėl socialinio ten statuso kažkokio man viskas aišku, bet neiškumo gyvenime visą laiką yra. Ir ypač dėl ateities. Labai retai, kada žmogus gali, man pasakyti, man viskas aišku, kas čia bus, kaip čia, kas aš būsiu, ką aš darysiu. Ir tas tik tai truputį kitoks yra. Tai va. Tai tas, jeigu nori pasakyti apie to laiko neiškumus, taip, prasme, to įsitvirtinimo, dirbtuvių neturim kur ten namuose kažkur, žinai, ten kampą turi kažkas, kur tapyti, kur pasistatyti. Dažų nusipirkti negali, nes neparduoda, ne dailininkų sąjungos nariams. Arba kas lieka. Žodžiu, marazmai tokie. Tai eini, prašai kaulį jį ten pas vyresnius kolegas, gal gali ten man nupirkti ten taip toliau. O kada jau jūs priėmė dailininkų sąjungą? Kada jūs priėmė dailininkų sąjungą? Dabar aš galvoju, turbūt kokiais 94-ais aš įstojau. Kitos gal anksčiau įstojo. Ir negalėjai nusipirkti dažų, oho. Nes esi nedailinninkus, marazmas kažkoks. Tai. Dabar bent jau dažų netrūksta. Kaip tu juo gali tapti tuo nariu, dalyvauti parodose, paradoksų pilnas gyvenimas visą laiką. Dabar bent jau turim dažų. Taip, bet dabar turim. Bet ir su erdvėm ir toliau, taip sakant, problematika. Taip, bet tai aš ir noriu pasakyti, kad menininkams yra tas tik tai tiek, kad reiškia pasaulis atsivėrė, tai čia yra didelis dalykas. O šiaip taip menininkams visą laiką yra specifinės tokios problemos. Bet reikia truputėlį, kad kažko trūktų. Visada. Ne iš sotumo atsiranda. Taip. Ne iš sotumo. Tai Neringa, nors jau nebesi Kauno Bienalės vadovė, bet vis tiek nemažai laiko praleidai toj pozicijoje ir kitose pozicijose toj institucijai. Erdvių paieškos toks irgi konstanta turbūt yra Bienalėj ir pastaroji vyko degtinės gamykloje ir drobėje yra buvus ir kur tik ne. Ir jau čia galvojant kitais metais 30-metis Bienalės, tai manau, kad turbūt bus kažkaip tos įvairios vietos atskleistos, taigi buvo net ir ta Paulinos Pukytės kuruotos Bienalės, atsimenu tokios lokacijos kaip butas Laisvės alėjos kieme, kur man ta Bienalė turbūt iki šiol labiausiai įstrigusi yra su visom tom patirtim. Taip, kur ten. Kiek tas yra žavesio tame nuolatiniai tokioj paieškoj ir sugebėjime atrasti netikėtų sprendimų, kurie suveikia irgi kaip meniniai pareiškimai, o kiek vis dėlto vargo. Gal būtų smagiau turėti Kauno ŠMC ir kai kokia Baltijos trienalė vyksta visą laiką ŠMC ir ramu dėl to. Jau kur erdvę turim, belieka užpildyti. Aš sakyčiau, nėra tokio vienareikšmio atsakymo į šitą klausimą. Taip, alkanam reikia šiek tiek. Visai Elena. Bet čia nebūtinai maisto. Taip, apskritai. Aš manau, kad Šiuolaikinio meno centras Kaune būtų labai smagu turėti, arba bent jau iš esamų institucijų, kas galėtų link to eiti. Bet manau, to pačiu ir tos tokios netradicinės, ne menui pritaikytos erdvės, jos tikrai yra svarbu. Dėl ko Bienalė iš tikrųjų atsirado, jos ištakos ir buvo, kad tiesiog mieste galbūt trūko tiek šiuolaikinio meno, tiek pačių erdvių menų įrodyti ir norėjosi tą tokį šiuolaikinio meno vėją tą įnešti į miestą. O tos netradicinės erdvės gal irgi kiek vėliau Bienalės istorija atsirado, bet dabar, sakyčiau, tapo tokia kaip identiteto vos nedalim ir jau tikrai didelė dalis mūsų auditorijos nemato Bienalės, ta prasme, deda lygybės ženklą tarp Bienalė ir netradicinės, netikėtos, ne menui pritaikytos erdvės. Tai jau yra toks lūkestis vos ne iš auditorijos, kurį tu kaip organizatorius turi patenkinti. Tai ir tame yra, sakyčiau, ir pliusai, ir minusai. Turbūt mūsų komandai yra labai smagu, kai mes atrandam tas erdves ir mes tada labai džiaugiamės, kad mes čia atradom, niekas nebuvo, mes čia pirmi padarysim, atidarysim, visi ateis ir kartais žmonės tikrai ateina ne meno pažiūrėti, o labiau ateina pačios erdvės pažiūrėti, kas irgi yra visiškai nuostabu ir kad jie ateidami erdvę pamato meną, tai dar yra didesnis pliusas.
Bet, kaip tu sakai, iš kitos pusės yra tas nuovargis. Tos erdvės jos mažėja, vyksta gentrifikacija, pastatai yra rekonstruojami, paverčiami, nugriaunami, pastatomi verslo centrai, ar ten kažkokie kiti pastatai išdygsta, arba iš seno pastato persitvarko, atsiranda kažkokie ofisai, biurai, viešbučiai ir panašiai. Tai tų tuščių, tokių nenaudojamų arba menui nepritaikytų erdvių vis, sakyčiau, taip mažėja Kaune ir mūsų sąrašas kartais irgi jau tampa toks trumpas. Ir tos erdvės irgi turi tam tikrų iššūkių. Nėra vandens, nėra elektros, ten reikia pagalvoti apie šitus visus. Taip, ypač jeigu ten į kokį lapkritį nusitęsia bienalę, tai 5 dulkiai sluoksnių, kurios turim išvalyti. Nu, tai kad bienalės vadovė kartais ir sušluota praeina kokiam fabrike, tai manau nieko turbūt neturėtų stebinti. Tiesiog toks darbo pobūdis. O aš jūsų norėčiau paklausti, jūs kelintų metų gimimo maždaug, tai plius minus? Aš 86. Aha. Pavyzdžiui, ar teko jums girdėti, kad manau, kad apie kokius 1996 metus Kaune buvo didelis tarpdisciplininio meno projektas Ženklas Kaunui. Ir tai buvo niekur neužfiksuotas, aš dabar kaip ieškojau žinių ir dirbtinio intelekto pagalba ir šiaip internete apie mūsų grupę šiaip tiesiog žvejojau, kadangi esam nesuskaitmenintos, dirbo, mūsų veikla buvo iki internetinis dar tas, iki internetinė epocha. Ir šitas projektas buvo tarp kitko labai įdomus. Vienas iš nuostabiausių kūrinių tai buvo Liškevičiaus kūrinys. Ant Kauno pilies jisai darė šitą savo vėjarodę. Buvo ant Nemuno viršelio ta nuotrauka. Taip. Ir bet labai toks įdomus dalykas, nes šitas projektą kuravo mūsų beje kolegė Judita Budriūnaitė, viena iš 4. Jinai irgi čia vėlgi, iš kur mergaitė tiek drąsos. Ta prasme, įsivaizduojat, parašė tokį projektą, iš tikrųjų gavo finansavimą ir buvo visi iš Lietuvos menininkai, tikrai jau dabar žinomi vardai, kurie dalyvavo šitame. Ir ta prasme, ir paskui čia po daug metų, jau ne metų, kaip atsikūrė Kauno bienalė, jau jinai mutavo iš tekstilės bienalės, reiškia, į Kauno meno bienalę. Niekur niekada niekas nėra paminėjęs šito fakto, kad iš tikrųjų buvo labai vykęs renginys, kuris vyko visam mieste ir buvo skirtas būtent Kauno miestui. Ženklas Kaunui, taip ir vadinosi. Eilė kūrinių dar ilgai buvo palikti viešosiose erdvėse, tarkim, ten buvo netgi barkodas užklijuotas Rotušės aikštėj, barkodas buvo Nemune, barkodas buvo prie Žilinsko galerijos kaip miesto ženklai. Žodžiu, buvo labai įdomių kūrinių skirtų būtent miestui. Tai čia mano toks apropos, nes, reiškia, Kauno bienalė susikūrė tik tai jau nuo kelintų metų? 97 pirmoji. 97, ar ne? Bet buvo kaip tekstilės. Tai tekstilės, jo. Tai reiškia, šitas projektas buvo dar prieš tai. Bet aš tą vėjarodę gerai atsimenu. Jo, aš kaip sulyginau, kad reiškia, kad dar nebuvo net tarp disciplininių menų tos sekcija nebuvo net asociacija, ar kaip jie vadinasi, nesusikūrusi. Žodžiu, istorija tokia. Tai aš čia, kaip pasakyti, nežinau, man tai pokštelio, būtinai norėjau jums pranešti tokį dalyką, kur, sakysim, kur nėra niekur užfiksuoti. Yra tas viršelis. Yra bukletai, viršelį. Taip, Nemuno viršelis. Nuostabus viršelis, nežinau, kieno fotografija. Nežinau tikrai, bet man akise stovi. Tai čia tų metų Nemunas, dar jisai tradiciškai ėjo toksai kvadratinis. Jo, kvadratinis, didesnis. Tai va, čia tokia. Tai va, kur galima ieškoti šaknų tų. Tai dar galima mūsų kaip dinozaurų paklausinėti, iš tikrųjų yra įdomių dalykų buvę. Ir galima net, tarkim, kuriant toliau, modeliuojant idėjas, sakysim, būsimų bienalių, remtis kažkokiais šitais dalykais. Būtent iš ten galima ir idėjų kažkokį pasisemti. Tai va. Bet va tas toksai yra tas miesto ženkliškumas, toks, kuriant Kaune galbūt tai yra svarbiau negu kuriant Vilniuje, tarkim. Ir būtent kuriant Vilniuje ta idėja buvo būtent irgi labai skirta miestui ir labai man, bet pati idėja ir patys darbai buvo tikrai labai, labai ženkliški. Taip, aš kažkaip ir iki šiol atradom miesto vietas, kai kurias, ar ne? Buvo Santakoje ta plūdė Emai Goldman skirta.
Ir daug tokių, net ir ta pati laisvė įvirtuvinta, kur daug... Sinagogos languose Taip. buvo kokia, reiškia, vakare eini ir matai ten tas projektas. Paskui palei mano namus Vilijampolėje aš tik tai tada sužinau, kas yra ta Demokratų aikštė, nes aš gyvenu Demokratų gatvėje. Ir prieš mano langus kiek mėnesį ar 2 vyko tie giedojimai, tiesiog po langais aš išeidavau su šuniuku pasivaikščioti kaip tik panašiu metu. Žodžiu, Ai, tai jūs iki to nieko nežinote apie tą didžiąją akciją apie tą holokausto metu, Demokratų ar ne? aikštę nieko nežinau, čia būtent sužinau tada. Ir išėjo viena kaiminė, kuri papasakojo, kad šalia yra seniausi, nuo geto laikų seniausi pastatai mūsų gatvėje, mediniai 2 namai, viename iš jų gyvenęs yra geto policijos viršininkas, vienu žodžiu, ir pirmam aukšte buvusi mokykla ir taip toliau. Tai vat būtent bienalės dėka, vat aš sužinojau apie, čia detalės sužinojau ir daugiau dalykų. O jūs Vilijampolietė ar atsikrausčius tenai? Atsikrausčius, aš gimus Žaliakalnyje. Aha. Bet tai vis tiek, pakankamai seniai Demokratų Jo, partijai seniai. gyvenat ir vat Taip, vadinasi- didžiąją sąmoningo Tai gyvenimo kaip įdomu, dalį, kad tas taip. šiuolaikinis menas atrakina ir istoriją, ar ne? Taip, būtent, aš manau, kad čia vieni iš fainiausių dalykų, ką Bienalė davė, tai miestą dar atidarė miestą, kaip sakant, pjūvius, kitus parodė miesto, kitokius pjūvius, o per tas visokias postindustrinės erdvės, tai čia ir istorija atsiveria, žinai, visokiausia. Mes visą laiką ir su Bienalės valdyba turim tokius pokalbius, dėl ko ta Bienalė ir kas yra svarbiausia. Tai turbūt pagrindinis akcentas visą laiką yra į tas tokias, tą žmogiškumą tokį atsiremti, kad vis dėlto yra miestas ir yra žmogus ir tos žmogiškos patirtis ar ta žmogiškoji istorijos pusė visą laiką turėti tą tokį sąlytį tiek su miestu, tiek su jo istorija, bet ne ta istorija, kur yra rašoma kažkur vadovėliuose, bet ta istorija, kurią prisimena gyventojai, kažkas patyrė, kažkas pasidalino ir kad tai būtų kažkaip ir patiem miestiečiam ta Bienalė būtų aktuali. Aišku, per erdves, per tam tikrus pasakojimus atrasti tą šiuolaikinį meną ir kažkokį santykį su juo pradėti kurti. Apie Magic Carpets tada noriu pašnekėti, nes čia labai jau tu gražiai ir priėjai. Pernai mano buvo pastarasis susidūrimas su šiuo tarptautiniu projektu bendruomenių meno. Dariau interviu su Gudrita Lapė, labai faina kūrėja iš Lietuvė, bet Islandijai gyvenanti ir važiavau irgi į Dainavą, ten prie Draugystės parko rėdoj buvusioje ten tokiam postmodernistiniam pastate. Žodžiu, tas bendruomenės centras ir ten aš ateinu ir girdžiu kažkas daužo, ten moteris su plaktukais vanoja, žodžiu, per stalą. Ir jos darė tekstilės atspaudus, kad, žodžiu, augalų prisiskynė ir ten tais plaktukais aš radijo dariau interviu, tai aš ten, žodžiu, prisirašiau tų garsų. Buvo nerealu, buvo taip faina ir irgi moteris visos beveik vietinės, ten iš aplinkui, kas atsitiktinai užėjusios, kas jų ten seniau lanko ir toks tikrai man padarė gerą įspūdį, kaip tas menas jau kaip procesas tampa toksai ir tas neturi tas kūrinys kažkaip būtinai išlikti, bet jisai gali toks efemeriškas pakibti ore. Tai įdomu, kaip sekasi dabar tam projektui, kaip tu galėtum palyginti tą jo gal vertę Kaunui ir vis kitur Europoje vyksta Novi Sade, kiek dabar šalių yra iš viso? Iš viso yra 17 partnerių organizacijų iš 17 skirtingų ES ir kandidačių šalių. Tai ką tai duoda tiem miestam, kuriuose vyksta, tiem gyventojams? Magic Carpets arba lietuviškai stebuklingi kilimai. Manau, pagrindinė projekto vertė yra tokie sukurti tarpkultūriniai žmogiškieji santykiai. Nes visų pirma yra organizacija, vietos organizacija, kuri dirba su jaunu kylančiu kuratorium. Ir tuomet to kuratoriaus užduotis yra išeiti iš galerijos, išeiti iš muziejaus, iš teatro, iš tos, žodžiu, organizacijos, institucijos rėmų, kuriuose jie yra įpratę dirbti ir eiti į bendruomenės arba burti bendruomenės galbūt irgi. Ir daugumą atvejų aš pastebiu, kad ir patiems kuratoriams yra įdomiau eiti į bendruomenės, kurios yra galbūt taip mažiau pastebimos, mažiau girdimos, mažiau jas yra atkreipiama dėmesio.
bendruomenė su kiekviena bendruomenė turi savo iššūkius, bet manau, čia irgi tokių, tam tikri kontekstai, kurie padaro tą bendruomenę kažkokią tai įdomią, kad ją galima prieiti, panagrinėti iš skirtingų perspektyvų. O būna, kad bendruomenės neįsileidžia arba kad būna ne taip, kaip kuratorius tikėjosi. Būna, kad bendruomenės neįsileidžia ir tada mūsų taktika, kaip mes vadinam jos tokiais gatekeepers, tokie vartų saugotojai. Tai turi bendruomenėje atrasti tą vartų, žodžiu, tą raktininką, kuris gali atrakinti tas duris ir tave įleisti tą bendruomenę. Tai dažniausiai kažkoks bendruomenės lyderis arba kažkoks aktyviausias bendruomenės narys. Bet jūs šnekat bendruomenės, atsiprašau, kad taip užbėgu į viršų. Kokios konkrečiai, sukonkretinti, pavyzdžiui, kokios bendruomenės? Labai įvairios, pradedant nuo tam tikrų, nežinau, interesų bendruomenių, kur žmonės susirenka, nes turi kažkokį bendrą interesą, kažkokį pomėgį, laisvalaikio praleidimo tam tikrą laiką dėl socialinių aplinkybių esančios bendruomenės, migrantai, ar ten, nežinau, smurtą patiriančios moteris ar panašiai. Arba yra tiesiog tam tikros geografinės bendruomenės, kaip tam tikri rajonai, regionai, miesto, šalies. Tai tos bendruomenės labai, nes mes kaip individas, mes kiekvienas priklausom tikrai ne vienai bendruomeniai, o turim daug tų skirtingų bendruomenių, kurioms priklausom. Tai čia ta bendruomenė irgi tokia yra, ne tai, kad 10 žmonių ir tie 10 žmonių yra bendruomenė, bet ta bendruomenė tokia, nežinau kaip pavadinti, tokia kvepuojanti, gyvenanti, vis prasiplečia, susitraukia, tokia. Taip, tai nežinau, ar atsakiau į klausimą apie bendruomenės. Man įdomu, sakysim, kaip jūs taip tokiu bendrinis pavadinimas, bendruomenė, bet mes čia ne bendruomenė dar, čia mes 3 žmonės, bet tarkim jūs ateinat, kaip jūs surandat tas bendruomenės, kažkaip, kaip jūs orientuojatės, į ką orientuojatės, tarkim, ar jau tai turi būti jau kažkoks būrelis žmonių, kurie, kaip pasakyti, susibūrė jau kažkokiu tai pagrindu ir neegzistuoja. Projekto pradžioje mes stengiamės patys burti bendruomenės, bet supratom, kad tai labai reikalauja daug pastangų ir tiesiog neverta to daryti. Tai dabar mūsų strategija yra, kad mes jau einam į egzistuojančias kažkokias organizacijas. Pavyzdžiui, Dainavos atveju tai buvo socialinis šeimų centras, kuris veikia kaip organizacija ir teikia socialinę pagalbą ir paramą Dainavos gyventojams tiesiog. Tai nuo šeimų iki moterų, iki seniorų, iki asmenų turinčių negalę. Ten, kur aš buvau, tai pagrindė vyresnė šiek tiek moteris, kurios jau taip nebenori namie sėdėti, jos nori tiek kažką veikti iš serijos. Ja. Tai o šiais metais mūsų rezidencijos menininkai ir kuratorė dirba su Akvilos socialinio, kaip čia jie dabar vadinasi, reiks pasitikslint, socialinis... Dabar net pačiai užstrigo. Žodžiu, jie yra Garliavoj socialinio užimtumo namai, man atrodo taip vadinasi. Vėlgi yra žmonės turintis negalę ir jie tokie kaip dienos centras galbūt veikia labiau, sakyčiau. Ir su jais dirbs šiemet 3 menininkai, 2 lietuviai ir 1 užsienietė iš Sakartvelo. Bet tai nėra tik tai kaip menas, kaip terapija. Ta prasme, tai yra vis tiek ir šiuolaikinio meno ambicija tam tikra. Sakyčiau, kad pagrindinis tikslas yra dalinimasis patirtim, kad bendruomenė su menininku ir kuratorium dalinasi savo istoriją, o menininkas ar menininkė dalinasi savo praktiką. Ir tada iš to pasidalinimo istorija plus praktika atsiranda kažkoks tai bendras rezultatas, kuris yra tuomet pristatomas. Tu minėjai labiau kylančius kuratorius, ar ne? Ir, pavyzdžiui, vintažiniam menininkam yra vietos Magic Carpets projekte? Magic Carpets yra labiau orientuotas į kylančius kuratorius. Pavyzdžiui, Elena klauso ir galvoja, gal man būtų visai įdomu į kokią bendruomenę įsimesti. Ar būtų jums įdomu? Aišku, įdomu, man yra tekę vesti kursus ir aš dirbusi 10 metų su suaugusiais žmonėmis dailės mokykloje.
įvairių patirčių ir tas yra labai įdomu, todėl kad tu susitinki tokius žmonės, kurių niekaip tu nesusitiktum, nesubendrautum ten su gydytojais, odontologais, namų šeimininkėm, dar kažko. Ta prasme, kad visiškai iš skirtingų socialinių tokių padėčių. Bet jie ateina savo norų ten kaip jų. Žinoma, ateina savo norų. Tai man čia nieko naujo, ką pasakojo kolegė. Ta prasme, tik tai kitaip pavadinimas kitas. Nes, tarkim, mūsų dailės mokykloje Martinaičio egzistuoja visą laiką, kiek mokykla egzistuoja suaugusių grupės, kur aš manyčiau, kad ten ir yra ta tikroji bendruomenė tokia, kur ištisai lanko. Ten nėra taip, kad 1, 2, 3 ir baigiai mokyklą ir išeik iš čia. Jie lanko kiek nori. Tai prasme, tai yra tam tikra prasme, toks laiko praleidimas, piešiant, tapant, komponuojant, lipdant, žodžiu, ir man tai visa tai yra labai suprantama, aš dėl to ir klausiu, kaip jūs surandat, nes tarkim mokykloje, tai mes skelbiam priėmimą ir aš jums taip pat ir jums taip pat, ir Kęstučiui galiu pasakyti, kad galite ateiti. Bet reikia mokėti pieštis tiek tam. Per priėmimą, bet sako, aš nieko nemoku, tai kaip aš čia į dailės mokyklą, tai ką mes čia veikiam, dėl ko mokykla yra. Tai kad praktikuoti tam tikrą veiklą, tu ir išmoksti praktikuodamas. Nes... Aš tai norėčiau Martinaitį, kad galėčiau paskui mokslo metų gale ten tą keraminį padėti. Daug šios gatvėje, kur galima pasimti. Žinoma, kad ir iš tikrųjų, jeigu nuoširdžiai praktikuojant, tai tikrai galima sukurti dalykus ir nupiešti ir nutapyti puikiausiai. Ir tai yra tikrai veikla ir yra entuziastai, kurie tęsia šitą veiklą, žinai. O kiek jūs laiko apskritai Martinaitį dirbat? Oho, klausimas. Ar čia, kaip sakyti, labai pagyvenusiai damai klausimas. Gerai, tiesiai šviesiai, apie 35 metus. Tai jau nemažai išauginot vaikų, kurie tapo menininkais. Jau tikrai nemažai, labai daug. Kurie tapo ir garsiais menininkais turbūt, ar ne? Taip. Kuriais labiausiai didžiuojatės savo mokiniais? Aš didžiuojas visais tais, kurie nuoširdžiai lanko ir nenoriu, kaip mamai, tai visi vaikai yra svarbus. Džiaugiuosi visų pasiekimais ir jeigu jie dar, ta pati Agnė Bagdžiūnaitė yra mano buvusi mokinė, kur mokinau nuo pačių pradžių. Žodžiu, nenoriu išskirti, bet tiesiog man patinka, kad jie susidūrė su daile, su menu ir jie tapo kitokiais, jie tapo bent jau meno vertintojais, žiūrovais, suvokėjais, vienu žodžiu, tai džiuginu dėl to. Bet ir jums pačiai turbūt geriau yra, kaip, ta prasme, gal paprasčiau suprasti šiuolaikinį pasaulį, kai jūs bendraujat su jaunai žmonėms nuolatos, ne? Žinoma. Tai jūs pati jauna. Žinoma, pastoviai tu atsinaujini, tu žiūri tas akis, jauti tą energetiką ir aš ten patiriu daug didesnių nustebimų negu bienalėse. Su vaikais, su mokiniais bendraujant, jie padaro nuostabių dalykų ir šiaip labai, labai gaunu daug gerų idėjų, tikrai neslėpsiu. Savo pačiai gaunu labai puikių idėjų. Taip. Apskritai, man patinka labai miesto motyvai jūsų darbuose, ten Šančių regis, žodžiu, ir kiti dalykai. Bet taip dabar Kaunas intensyviai tvarkosi, pavyzdžiui, Žaliakalnį, kur aš gyvenu, tai tikrai jau dabar eiti gatvė yra malonumas, nes yra šali gatvė viskas, bet vis mažiau lieka to kažkokių rakščių. Vintažo, tai pasakyti, norėjai pasakyti. Tai tokio apšepimo, kad būtų, ar yra ką tapyti dar? Visada yra. Visada. Visur yra pačiose net tokiuose nefotogeniškiausiuose vietose gali atrasti motyvų. Būtent miesto motyvų, nes yra detalės, yra erdvės ir vakar ėjau iš parodų atidarimų ir žiūrėjau, kokios gražios perspektyvos Laisvės alėjoje vieną į kitą pusę, kaip tai prasme, kad ne viską būtina viens prie vieno piešti, tapyti, bet vis tiek miestas dalyvauja visuose darbuose. Man Kaunas yra nepaprastai įdomus motyvas, todėl, kad yra kalnas pakalnė, yra upės, yra krantai, yra Stoties rajonas, kur yra nuostabus piešiniai, grafiti, tas su knygom Timotėjaus, tai visą laiką pravažiuoju į Šančius, tai kaifuoju.
kur knygų Taip, taip. lentyna tokia didžiausia. Ta Kur tau prasme, yra- neseniai yra? Jo, nuo stoties, nuo Ugnesinio geležinkelio garso- stoties garso link, siena. Taip, garso. link šančių Taip. ir vis laiks nuo laiko padarau tokį pasivaikščiojimą po miestą ir išfotografuoju naujus piešinius ir tikrai neslėpsiu, mano kūrybai daro įtaką šitie dalykai. Bet čia turi būti abipusis santykis. Ta prasme, jūs mylit miestą, bet ir miestas myli jūs. Nes ne visi žmonės taip pamato Kauną kaip jūs. Aš taip sakyčiau. Aš ne visi. Taip, jūs tik Visi jūs tai tikrai ne visi. aš. Tai- Ta prasme, aš negaliu apeliuoti į Taip. visus iš tikrųjų, bet man šitas miestas yra nuostabi vieta, tai yra mano, Taip ir mano tas gyvenimas. maršrutas Vilijampolė, Šančiai. Atsimenu, Jurgio Kunčino buvo knyga Žvėrynas užupis. Ir aš kai ją perskaičiau, atsimenu, aš specialiai važiavau to 11 autobuso pravažiuoti Žvėrynas užupis, nes ir tikrai koks nuostabus maršrutas. Tai Vilijampolė, Šančiai, gal sakyčiau, toks atitikmuo yra kaunietiškas, kur... Jo, visiškai sutikčiau. Taip, Mhm. nes yra tekę gyventi ir Vilniuje, taip kad jo. O tu esi iš Šančių. Taip. Kas tavyje yra išlikę iš tų žemųjų Šančių? Dabar negyveni ten. Stora oda. Papasakok daugiau. Ne, aš tiesiog prisimenu savo vaikystę Šančiuose ir tą tokį buvimą tiesiog prie Nemuno ir su kitais vaikais, tą tokį, vat, kur tu subėgi, ir ypač per vasaros atostogas, kur tu subėgi prie Nemuno, kas su dviračiais, kas ten ką veikia, žodžiu. Tada kažkaip vėliau gal tos tokios irgi, neva kaip gaujos tokios buvo atsiradusios, kur ten aukštieji su žemaisiais ten nesutarė, ten, žodžiu, bernai eina muštis vieni su kitais ir panašiai. Tai čia labiau gal jau į tą tokią ankstyvą paauglystę pereinant. Čia apie 2000-uosius tas toks buvo. Maždaug taip, vėlyvieji tokie 90-ieji, ankstyvieji 2000-ieji Taip. buvo. Tai man tas buvimas toks, kad tu gyveni mieste, bet tu vis tiek esi labai arti gamtos, kad tas Nemunas, ta Nemuno pakrantė visa tokia, kur mes eidavom dar su mano proseneliu kiekvieną vakarą eidavom pasivaikščiot, gulbių pašerti. Tai toks, jo, ir miesto, ir gamtos toks labai artimas santykis. Tai man vat, Kaunas gal tą ir turi tokį išskirtinumą ir daug kas atvažiavę iš užsienio sako, kad labai žalias miestas, daug parkų. Daug žalių vietų. Dabar aš gyvenu senamiestį, tai vėl Santakos visas parkas, šalia perėjus į kitą pusę, vat, Vilijampolės visas irgi parkas yra. Tai jo, man Kaunas toks, sakyčiau, gera bazė yra. Taip, iš tikrųjų daug užsieniečių pastebi tą, kad Kaunas žalias miestas ir aš pagalvoju, iš tikrųjų atvažiavus iš ten kokių labiau betoninių, bet aš ėmiau interviu iš gamtininko, iš Eigulio, kuris yra iš Aukštaitijos, ten iš Labanoro ir jisai sakė, kad Kaunas žalias miestas, tai vadinasi tikrai, kad žalias. O Elena, kaip jums Šančiai ir tos kareivinės ir kaip dabar iš viso ten tos studijos vis dar menininkų, ar jau atsikraustų ir kokių Žinoma, kad menininkų tai. Netiduoda taip lengvai. Viskas ten gerai. Aš labai gerai ten jaučiuosi. Ir dar tokie neišeksploatuoti tokie dalykai, sakysime, turiu seną projektą su Šančių tom kareivinėm. Galiu pasiūlyti kažkuriai bienaliai apie sienas. Ką ten šneka sienos kareivinių. Esu išfotografavus, ten yra tiek yra įrėžta vardų ir miestų ir datų ir ten yra visa istorija surašyta tusas. Tas namas, kur mano dirbtuvė, man kažkas sakė iš senų Šančiškių, kad ten būdavo parūkimo vieta, ten buvo tas punktas KPP, praleidimo punktas, ten stovėjo sargybiniai, žodžiu, bet iš tos pusės, kur aš einu į dirbtuvę, ten parūkimo vieta kareivių ir matyti jie ten rašė ant tų sienų savo gyvenimą. Datas, nuo kada tarnauja iki kada ir miestus. Tai visa amplitudė nuo Azijos iki Talino, iki Rygos ir netgi lietuviškų yra įrašų kareiviai, kurie tarnavo ir ten buvo tose kareivinėse. Bet tai ten ir caro kareiviai buvo, paskui buvo Smetonos kareiviai. Taip. Ir paskui jau sovietiniai, tai ten taip ir dar epochų nebuvo. Taip,
Tai ten yra visas tas pyragas, Aha. visas tas sluoksniuotas dalykas ir tos erdvės dėl to tokios ir pats pastatas. Aš mėgstu, esu daug kartų ten sutikus, beje, ir mes kartu kažkada sutikom naujus metus. Ir aš mėgstu ankstų rytą sausio 1 išeiti pasivaikščioti. Ir aš taip galvoju, kad nuo tada, kai buvo pastatytos tos kareivinės, šita erdvė visą laiką taip pat atrodė. Sausio naktį brėkšta, ta prasme naktį, naujų metų naktį, nes jos tvarkingai sustatytos pagal eilę, reiškia viskas ordnungas, vokiečių laikai, paskui caro, paskui Lietuvos laikai ir tas toksai, ten susiduria ta istorija mūsų visa, reiškia šitoj vietoj. Tie sluoksniai svarbu yra. Nors O kaip ten atsitiko, kad dailininkų sąjungai ten atidavė? taip, amžinatilsį mūsų buvęs iš visos atminties Šlibinskas Juozas buvo dailininkų sąjungos pirmininkas ir kažkaip tai jo iniciatyva tas vienas pastatas buvo rezervuotas, atiteko dailininkams. Tai daug metų, turbūt kokį 10-15, gal daugiau metų ten aplinkui tuos pastatus ardė, ten beržai augo, degino stogus ir dirbo vasarom vaikai su plaktukėliais, atkalinėjo tas plytas, naktim veždavo, žodžiu, ten ardė. Paskui kažkokiu momentu jau pamatėm pro langus, tik mūsų pastatas stovėjo. Matau per langus, kad jau būdi policija, jau nebeleidžia ardyti. Na ir paskui čia matyt keitėsi valdžios, keitėsi savivaldybės požiūris ir tada atsigavo ir vėl viskas. Atsirado stogai, atsirado puikus namai, langai, antresolės ir ten visa kita. Tik mūsų namas liko toks pats. Ta prasme, toks, kokį mes jį gavom, kiek sugebėjome jį ten susitvarkyti iš vidaus, nes jie išeidami, tai ten viską, ten radiatorius išsinešė, apšildymo nebuvo nieko ir ten, vienu žodžiu, ir durų rankenas kai kur ir. Tai vienu žodžiu, tai viskas ten puiku. Man patinka. Ten ta vieta yra, turbūt labiau patinka, negu kad gautum kokią tai dirbtuvę naujam name, kuris visiškai neturi jokios istorijos, jokio šleifo, jokio... Bet tada gali istoriją sukurti ant šios drobės? Taip, žinoma, gali sukurti, čia yra kas kita, žinai, bet man patinka šitas. Šiaip, apskritai gal dirbtuvės yra didžiulė dovana iš tiesų šiuolaikiniam kūrėjam, nelabai tai pavyksta. Taip, ir tada žinau, kad gavo ir fotomenininkų sąjunga ten kelias dirbtuvės, netgi rašytojų sąjunga irgi gavo kelias dirbtuvės tam name. Žodžiu, ir mes jį įsisavinom po truputėlį, susitvarkėm. Šiais laikais gali tik tai aplikuoti rezidencijom, 3 mėnesiam šiandien, o tokio, kad gauti dirbtuvės taip dovanų, tai... Taip, ir, kaip mes privatizavom, paskui tada dar buvo tas laikas, kur šitie talonai, ar ne, buvo žvėriukai, vienu žodžiu, kad mes privatizavom už šitos popierinius pinigėlius. Aišku, paskui, kai remontavomės, tvarkėmės, tai už tikresnius, man atrodo, jau už litus, žodžiu, bet ten įdomi istorija ir tikrai daugam, nors žinokit, buvo, pavyzdžiui, vienas mūsų draugas, tai jis atsisakė tos dirbtuvės. Nors tikrai reikėjo. Kampas atsisakė. Jisai pasakė, viskas, sako, aš iš kazarmose jau buvau, į kazarmas negrįšiu. Jis turėjo omeny tarybinę armiją. Sako, atitarnavau, sako, man to tvaiko, sako, aš negaliu pakęsti. Jis į sinagogą būdavo? Išėjo iš susirinkimo, nes buvo susirinkimas, kas, kad kam reikia dirbtuvių, sakysim, ir rašėm pareiškimus ir daugumą gavom. O jūs dabar einat taip kaip į darbą? Ne, tikrai ne. Savo malonumą? Ne, čia ir nei malonumas, nei darbas. Tai tiesiog yra, aš esu dabar, kaip pasakyti, aš jau pensininkė esu. Aš galiu savo laiką riktuoti taip, kaip man norisi. Dirbu nedaug mokykloje, kelias dienas ir paskui esu laisva. Einu į kiną, einu į koncertą, einu į dirbtuvę. Kažkada, kai susikaupia akyse tų... Absoliučiai net bet kuriuo paros metu vakare galiu važiuoti, galiu tiesiog... Bet ar būna tokių, kad reikia nutapyti būtinai? Taip, prispiria. Būna, nes gali pabėgti. Tiesiog yra toks momentas, kada tu turi, jeigu dabar nepadarysi, paskui bus neaktualu, tiesiog būni prinokęs.
Aš iš tiesų tai jūs abi sutinku ir kino pavasarį, ir ten kitose kino visokios įvykiuose, tai kinas svarbi medija, tau Neringa irgi? Viena iš. Aišku, be parodų, tai kinas, teatras, baletas irgi patinka. Man tokia asociacija, kai buvau maža, visą laiką tarp Kalėdų ir Naujų metų važiuodavom į operos ir baleto teatrą. Žiūrėti kažkokį tai baletą. Tai man toks labai šventinis, toks tarp kalėdinio laikotarpio, toks pramoga tokia, nueiti į baletą. Arba į kokį spektaklį. Bet spektaklius gal dažniau vaikštau. Nu, Kaune yra tikrai dabar pasirinkimo pastaraisiais sezonais nuo iki. Plus kiti festivaliai, Kontempo, Cirkuliacija ir taip toliau. Tai įdomu sekti, ką kolegos daro, juos palaikyti tuo pačiu. Tai jo. Jo, iš tiesų, netiek daug kultūrininkų į kitus sričių renginius vaikšto, bet tu tikrai esu pastebėjus, tave dažnai galima visur susitikti. Tai mano laisvalaikis yra, ir darbas ir laisvalaikis yra kultūra, mane niveliuojasi tarpusavį, aš nejaučiu, po kol kas dar nejaučiu saiko turbūt ir skirtumo. Ir man, bet ką aš pagaunu save, pavyzdžiui, nueinu, ypač parodose, jeigu nueinu į parodą, tai žiūriu, kaip ten laidai sujungti iš kitos pusės televizoriaus, ar čia buvo galima, gal ir mes taip galėtume daryti, kokie ten technologiniai sprendimai. Tai man kartais šitie dalykai kliudo, teatre irgi kartais pastebiu tą, kad pradedu žiūrėti, kaip ten apšvietimas, kaip ten scenai sužymėti, kokie dalykai, ir paskui galvoju, nu ne, čia reikia atsipalaiduoti ir čia reikia pajausti visą tą malonumą, o šitokius techninės smulkmenas kažkokias. Aš iš tikrųjų Vilsonovo spektaklyje paskutiniam 7 vienatvės tikrai pradžioj bandžiau dar suprasti, kaip čia padaryta. Kaip čia ta šviesa. Paskui supratau, kad reikia tiesiog atsipalaiduoti. Ir tikrai buvo vienas geresnių spektaklių per pastarosius turbūt 3 metus matytų, kai jau leidau savo tiesiog patikėti, kad čia yra stebuklas, ir tada, kai jau nebandžiau suprasti, kaip čia, kur čia suprogramuota. Elena, koks jūsų filmas geriausias pastarasis matytas kine? Ne, vis tik tai Wim Wendersas. Puikios dienos. Tai, kaip pasakyti, bet šiaip aš esu kinomanė. Taip, aš esu. Man labai patinka naktį žiūrėti filmus, naktinėti žiūrėti filmus, arba ieškoti gerų filmų, kuriuos reikia dar pasižiūrėti. Arba net tiesiog gerą filmą pasižiūrėti iš bet kurios vietos. Kokį Twin Peaks yra kaifas, tiesiog bet kurioje, čia kaip žaidimas, kaip, žinai, kaip lošimas. Užsistatai ir iš bet kurios vietos pasižiūri, ta prasme. Kaip ruletė? Jo, ta prasme, tiesiog, kaip būna, kad būrė iš knygos, ten iš tokio puslapio. Tai jūs man žiauriai patinka, jo, aš visokius mėgstu trumpametražo filmų žiūrėti. Mes su draugė einam net į tuos naktinius trumpometro filmus, kur būna Romuvoj, ten tie išeini 2 valandą nakties, kaip įdomu pereiti per miestą. Ir šiaip filmas tęsiasi, dažnai geras filmas tęsiasi, pavyzdžiui, išėjus iš filmo. Yra nuostabu, koks ten buvo Džarmušo filmas apie tą poetą, kur troleibusą vairavo. Tai išėjau iš filmo, tai grinai tęsiasi filmas, buvo karšta diena, sutikau žmogų su paplūdimio kelnaitėm ir su kibiru. Prie muzikinio teatro. Jis tik tai su kelnaitėm buvo ir su žaliu kibiru emaliuotu. Aš taip supratau, kad jis išėjo pasivaikščiot, vandens atsinešt. Tai prasme, filmas tęsiasi dar visą vakarą. Žodžiu, geras filmas tęsiasi, žinokit. Ir taip gali pagyventi nuo filmo iki sekančio filmo, žodžiu. Tai jo, šitas Wim Wenderso, jo, jisai. Puikios dienos iš tiesų. Jo. Man kažkaip Japonijai neteko būti, bet ir labai noriu, bet po to filmą kažkaip dar labiau noriu. Ir aš 4 kartų žiūrėjau, kažten ir ta kasečių magija taip gražiai atskleista. Paskutinis labai patiko Siratas. Aha, tą dar nemačiau. Labai geras, labai ir garso takelis labai geras. Ir pats filmas labai sukrečiantis. Matei, Neringa? Nemačiau šitą. Rekomenduoju, žinokit. Jo, Ramuvoj karts nuo karto man patinka to Ramuva, kad kai jau tie filmai atrodo kitur jau neberodomi, nes ten Forum Cinemas tai atgroja ir viskas. Tai Ramuvoj dar taip vis karts nuo karto jį programuoja.
kur nespėtus pamatyti tokius, dar gali visai Net pagauti. nustebino, nes ir pats motyvas apie tos festivalius dykumoje, apie reivo festivalius dykumoje, kur ten nelegalus kažkokie vyksta, ten tie veiksmai ir aplamai. Ir karas vyksta, ir festivaliai, ir būtent dykumoje, žodžiu, labai rekomenduoju. Iš tikrųjų, po Bienalės atidarimas Stumbro kieme praėjusiais metais man priminė reivo festivalį, ypač kai buvo Pilaitės performances, kur ten nebuvo įmanoma patekti jau visiškai, bet ir kieme kai buvo. Tai reiveriai Naujoji Bohema, man atrodo, yra. Ar jūs irgi mąstot apie tą jauninimo auditorijos taip sistemingai, kaip būti aktualiems kuo jaunesniam žiūrovui, kad jisai taptų jūsų fanu? Iš dalies, sakyčiau taip, bet mums svarbu ir neprarasti tų ištikimųjų savo Vintažinių. auditorijų. Nebūtinai vintažinių, bet tų auditorijų, kurios ateina ir klausia, kur tekstilė. Yra dar tokių žmonių ir man labai miela, kad jie ateina, kad jie lieka ištikimi bienaliai, nors bienalė jau nebe tekstilės bienalė, daugiau negu 10 metį, bet žmonės vis tiek dar turi tą lūkestį pamatyti tekstilę bienaliai ir tas labai smagu ir aš visą laiką stengiuosi tą ištransliuoti ir kuratoriam, ir menininkams, su kuriais mes dirbam, kad yra dalis auditorijos tokia, bet yra ir kitos auditorijos, kurios ateina, tai sakyčiau, su praeita bienale gal tas auditorijos jauninimas tiesiog natūraliai vyko, kad ir pats kuratorius Adomas Narkevičius, jisai, sakyčiau, irgi tą jauną kartą atstovauja ir jisai su savimi atsinešė labai daug tokių jaunų, kylančių menininkų, tokių menininkų, kurie, sakyčiau, yra ir menininkai, ir muzikantai, tokie tarpdisciplininiai, ir tada ta bienalė tokia šiek tiek irgi tarpdisciplinė, kur kai kurie menininkai pristatė ir vizualius meno kūrinius, bet tada grojo ir DJ setus per atidarimą, tai toks įdomus visai atidarimas buvo bienalės. Neįprastas mum, performansų prasme, tai tikrai jautėsi, kad einam vos ne į kontempo pusę. Kontempo / audra ten buvo. Panašiai. Tai mano patirtį turbūt buvo vienintelis bienalės atidarimas, kur buvo tiek daug performansų vieną dieną. Nes dažniausiai būna ten atidarimai vienas performansas, tada dieną po ten atidarimo kitas ir paskui ten bienalės metu dar kokie keli. Bet čia viskas buvo taip koncentruota ir į vieną dieną ir tikrai iš komandos daug pareikalavo jėgų, bet tuo pačiu ir labai atsipirko, man atrodo, nes menininkų namuose ten užsikūrė toks vakarėlis, kad kiek girdėjau, ten žmonės paryčiais tik tai išėjo. Daug story buvo. Iš tikrųjų, bienalė dar tik po daugiau negu metų, tai čia reikia gal neįsibėgėti. Aš ko laukiu dabar labai, tai laukiu kontempo, be abejo, man įdomu, kaip tam Kauno Grūduose, ten tik tai tekę vis pravažiuoti yra, bet labai įdomu, kaip ten suskambės tas. Labai laukiu, pavyzdžiui, spektaklį apie Undinę, kuris bus Vadų fontane, tam, kur yra prie tarp LRT ir Vadų tos fontanėlis, tai ten bus apie Undinės motyvai, žodžiu, spektaklis, to laukiu. Ir Audros labai laukiu, kažkaip visai man patikdavo, kai jinai būdavo vasarą. Tada toks gali pabūti miesto valdovas, kai visi išvažiavę ir ten. Bet rugsėjo pradžia bus gerai ir tada dar labai laukiu naujosios Kauno bienalės vadovės Renatos įvietinto teatro festivalio. Teatras numeris ten X. Namas numeris X, taip, tai įdomu labai, kur šį kartą nuves jisai, kiek žinau, lapkritį bus tas festivalis. Taip. Tai toks visai atrodo kažkaip jau čia tie likę pusę metų, jau taip man nebėra jau ką čia ir įterpti. Dar aura. Aura, taip. Ko jūs, Elena, laukiat? Ar jūs taip šiandien, kaip laisvo oro direktorė, va, aš šiandien noriu tą ir nėra čia paplanuoti? Aš laukiu, kada aš vyksiu prie jūros. Aha. Nedarau tokių labai tolimų planų, dabar išklausiau visą informaciją, kas čia Kaune bus, tai gerai, reikės pasidomėti. Dar laukiu atostogų, šilumos, laukiu saulės, tokių, kur jau saulė, šiluma, jūra. Saulė ir jūra, ne? Jo, saulės ir jūros laukiu, taip. Jo. Bet tas intensyvus kultūrinis gyvenimas jums kaip vitaminai vis tiek?
Taip, be jokios abejonės. Aš net neatskiriu nuo dienotvarkės. Tiesiog, kadangi mano darbas, tarkim, po pietų, tai aš susigalvoju, sakysim, ir pirmoji dienos pusėje nueinu kažką pasižiūriu tuščiose erdvėse, tuščiose salėse. Pernai Klaidžiam labai patiko Stumbro, ten ta erdvė. Labai niuri, bet labai gerai, kad niuri. Nyki, niuri, tokia grėsminga ir man patinka tokie dalykai, kad, turi būti šitas tokia atsvara, žodžiu, tokiems džiugiems renginiams, tokiems mūgiams, tokioms, kaip mieste nevyksta ten tos mūgės, tokie operetės ir taip toliau, turi būti ir visiškai priešingi tokie dalykai. Tai man ir ta ekspozicija labai patiko Stumbre. Ir ypatingai patiko tas įėjimas į ekspoziciją, perlipimas per tvorą. Aš taip ir supratau, kad tu persikeli į tą ar po gyvenimo, ar prieš gyvenimą, tai prasme toks pereiti tą Rubikoną, pereiti kažkur, kad palieki kažkokią tai buitinę erdvę. Žodžiu, bet ta paskutinė bienalė irgi man patiko. Žodžiu, noriu pasakyti, turiu ką pasakyti. Ir buvo ir pačių kūrinių labai įdomu. Taip, iš tikrųjų, labai daug tokių buvo tų ir įtraukiančių ne tik fiziškai, bet ir man pažiūrėta feromonų apie tos kvapus, kaip vyrai internete kalbasi apie kvapus ir kvapais vilioja moteris. Ir kad buvo pavogta knyga iš to kūrinio. Tarsi, kur... Labai inteligentiškas vagis buvo. Taip, kad pavogė dalį kūrinio, bet nes tas tokias išsipildanti save pranašystė atrodo gavosi. Arba tas lošimo automatas, kur nesibaigiantis laimėjimas. Taip, daug tokių daugiasluoksnių, tikrai išmušančių iš tos tokios perdėm linksmos kažkokios iliuzijos, kad čia viskas gerai. O ko tu, Neringa, lauki dar šiais metais? Dar atostogų ar jau kultūrinio sezono intensyvaus? Aš gal panašiai kaip Elena, Saulės ir jūros laukiu, bet po to, manau, ruduo bus tikrai intensyvus. Dažniausiai kultūros kalendoriai būna tokie perpildyti rugsėjo spalio mėnesį. Jo, turbūt laukiu to naujo kultūrinio tokio sezono starto, pasižiūrėti, ką kolegos irgi suplanavę. Ir aišku, patiems irgi planuoti ateinančią ir bienalę, ir Magic Carpet, ir kitus projektus. Pažaiskim mūsų tinklalaidės pabaigai tokį gal greitesnių atsakymų žaidimą. Viešasis transportas Kaune. Geras dalykas, naudojate? Taip, visą laiką. Taip. Tas Vilijampolė Šančiai patogus maršrutas? Aišku, su persėdimu. Su persėdimu, ne? Autobusai ir troleibusai labiau? Bet man patinka, kad yra persėdimas, man nepatiktų, jeigu aš iš karto patekčiau į savo dirbtuvę. Man reikia to persikėlimo. Kažkokio laikotarpio, kad aš nuvažiuoju ir mano dušė ir kūnas, reiškia, persikėlė ne per greitai. O kur stotį persėdat? Ar ne? Dažniausiai persikeliu, kur ta skulptūra Laisvės pradžioje yra žinia. Ožiškienės. Taip, sustojimas. Ten pavojingas sustojimas, nes ten labai šalia yra bundų kepiklė. Aha, jo, labai gera kepiklėlė. Labai skanu, labai gera kava, taip. O tu, Neringa, kokiais maršrutais mėgsti važinėti? Arba tenka gal tiksliau? Aš dažniausiai iš Senamiesčio iki stoties važiuoju, arba jeigu tingiu eiti, tada iki ten nuo Senamiesčio iki Kultūros, pavyzdžiui, pavažiuoti, kad ne su Bolto, su viešuoju transportu, tai mano žiogo programėlė yra labai aktyvi mano telefone. Mano irgi iš tikrųjų. Aš kažkaip netyčia visai savo daviau tokį pažadą, kad taksi nebesinaudoti, nes labai kažkaip išbrango iš tikrųjų. Tai taip pigu yra, su autobusu 50 centų ir visą miestą pervažiuoju. Aš ir beje Vilniečio irgi kažkada kortelę turėjau su autobusu, dabar jau viskas. Jo, ir taip man labai patinka, aš dabar dažnai išlainius važinėju, nes aš pasižiūriu, gal su mašina važiuoti, bet aš pasižiūriu, kad su mašina 19 minučių,
su autobusu 22. Tai ką man su tą mašiną važiuoti ir ten, o su autobusu taip iš aukštai pasižiūri, važiuoja per Varnių tiltą, ta Neris. Man labai patinka, tikrai kažkaip tokie vaizdingi tie maršrutai Kauno. Mes kažkada esame netgi darę straipsnį pandemijos metu, 7 troleibusą aprašinėjom. Nuvažiavom ten iki Lampėdžių, ten kur yra, ir iki pat galo, kur ten jau kitam gale miesto, ten, nežinau, Dainavoj turbūt. Ir rašėm viską, ką matom pro langus, tai ten, oho, kiek viską galima pamatyti, pasirodo. Čia gal irgi toks galėtų dar daugiau tapti kūrinių, man atrodo. Bet aš paprieštarausiu, pavyzdžiui, pandemijos metu, tai aš, kadangi buvau užsiangažavus parodą daryti Meno parke, ir man reikia būtinai pradėti išjudinti save, nes, ką mes uždaryti, vienu metu net mus ir iš darbo atleido mėnesių laiko. Tai aš važinėjau su taksi į dirbtuvę. Nenorėjau važinėti tuo bendru transportu. Tai va tada pasigailėjau, kad nerašiau. Kiek aš istorijų sužinojau, kokiu aš sutikau taksi vairuotojų. Fantastika. Tokį serialą galima būtų padaryti. Dėja, buvo danų serialas, taksi taip ir vadinosi, tarp kitko irgi labai geras serialas. Bet ten, nuostabu, ten iki tokių, kur ir išpažinti atlieka, ir Čermušas yra, tokį filmą ten apie taksi padaręs. Tai prasme, kur ir vos ne taksistas ten, pavyzdžiui, gali gydyti nuo priklausomybių, jisai pats pasveikęs ir prisikėlęs, nušvitęs, vienu žodžiu, ir duoda korteles. Bet yra buvę, kad naktį išsodino mane iš taksi, nes nepritariau politinėms pažiūroms. Kokių istorijų. Ir aš, pavyzdžiui, vieną sutikau tokį vairuotoją, kuris, jo tiesiog pašaukimas vairuoti, jam patinka, jisai džiaugiasi, jisai tiesiog, nuostabu, jam jisai laimę patyrė vairuodamas, žodžiu, visokiausių ir tokių baisių žmonių, psichopatų, ta prasme, kur, nori, kad greičiau tik tai grįžt, važiuoti iš taško. Tai, Elena, jūs klausėt mūsų, ar mes žinom ženklas Kaunas, tai aš dabar galiu lygiai taip pat jūsų paklausti, ar jūs žinot Artscape spektaklį taksi. Taip, Nes ten netgi Šančiuose ir vyko testiniai tie repeticijos. Ten buvo toks momentas, kad mes, žinot, tokia yra įdomi labai kavinė Mažasis Paryžius. Taip, ir ten kažkaip buvo, kad mes sužinojom, kad Mažajam Paryžiui, ten kitam kambarį, jie registruoja tą spektaklį. Ten buvo dar repeticija, būtent Mažajam Paryžiui. Jo, ir mes ten kažkaip netikėtai ten užklydom. Tamsu buvo, naktis ten ten viskas tokia fantasmagorija buvo, man aš dažnai, žinai, kaip filmų prisižiūriu, tai aš dažnai kaip filme pasijuntu. Ir ten ir tie kvapai, ir tie garsai, ir ponas šeimininkas, ir paskui ta registratūra. Mes kažkaip, mano vyras pagalvojo, sako, čia nekelia pasitikėjimo, einam iš čia. Ir ta prasme, ir mes taip neužsiregistravom. Aš tai važiavau ir tada, ir paskui važiavau ten turėjo būti įdomu, ar ne? Ir paskui dar 3 kartą, kai jau paleido, ir kitai ten kažkoks buvo toks įvykis, kad jie turėjo tapti, kad tokiais, kad tu gali užsiregistruoti, bet kada ir važiuoti. Bet taip ir nepasileido. Aš netgi straipsnį parašiau. Tas straipsnis buvo publikuotas. Pavyzdžiui, buvo tokia viena moteris su Mercedesu. Tai nenoriu aš ten per daug, gal kažkada ir pasileis. Bet mes važiavom ten ir Vičiūnuose. Paskui važiavom į Petrašiūnų kapines. Ėjom ant Daškės kapo. Ir ten degtinę reikėjo pilt. Ten buvo kažkoks toks tikrai filmas. Vat jums tai tikrai labai patiktų. Ir paskui Vilniuje darė visai neseniai buvo Vilniuje. Ir aš, jeigu tikrai galėsit pavažinėti, tai ar Vilniuje, ar Klaipėdai būtinai rekomenduoju, nes nereali patirtis. Nes tas taksistas, iš tikrųjų tokių daug ir šiaip važinėja gatvėse, bet ten jau max yra 300% negu paprasti. O tu dalyvavai? Aš girdėjau apie šitą spektaklį, bet... Man tai buvo toks vienas gal mažiausiai išnaudotų kultūros sostinės, ta prasme, kad buvo nuostabus projektas Artscape Rimanto Ribačiausko ten su kolegė iš Vokietijos berods. Bet tiek mažai žmonių patyrė kažkaip. Ir paskui jis galėjo pasileisti ir nepasileido. Tai man dėl to tokia apmauda jaučiu, nes nėraus konceptas. Ir ką jūs pasakojat, kad iš tiesų tu gali tai
jeigu sekasi, jeigu turi tokią O vieną vairuotoją dabar sutikau, ten irgi toks draugas, ta prasme, ar jūs žiūrit Fargo? Taip, sakau, aš jau 3 kartus jį žiūrėjau, visus sezonus, tą serialą. Ir aš galvoju, kaip greitai nuvažiavau, tada į Šančius važiavau, kad taip greit nuvažiavam, nes mes neaptarėm visko. Sakau, gal dar susitiksim, nes toks irgi paplaukęs, bet toks pagyvenęs žmogus, jau taip kaip ir aš, gal dar labiau pagyvenęs, žodžiu, kad irgi fanatikas, kinų žiūrėtojas. Būna labai smagu išsikviesti tą patį vairuotoją kartais. Labai retai man nutinka, bet kartais būdavo toksai, tada, kad mes jau čia važiavom, šito maršrutu važiavom ir toksai vyksta įdomus jo. Taip. Neringa, jeigu dabar būtų kultūros sostinė, kokių labiausiai norėtum dar projektų, kurie galbūt buvo labai sėkmingi, norėtum pakartoti, arba kurie nebuvo spėti kaip nors įgyvendinti, jeigu nusikeltume tos jau beveik ir 5 metus atgal. Kalbėjau apie visą tą Kaunas 2022 programą. Tai aš norėčiau, kad ta programa būtų kartojama, bet kad jinai būtų ištesta į 5 ar 7 metus, kad aš spėčiau į viską nueiti. Nes tais metais buvo tiek renginių, kad aš visur norėjau ir aš ten spėjau į, nežinau, gal vieną šimtadalį. Labai tiršta buvo, labai tirštai, tikrai. Iš vienos pusės labai gerai, kad tokia didelė pasiūla, bet mums kaip kultūros žmonėm, kurie ir patys turėjom daryti renginius ir dar spėti kitus renginius tiesiog buvo neįmanoma. Bet tai aš norėčiau, kad tie vieni metai tiesiog išsitęstų per 5 ar 7 metus. Stipriausi dalykai išliko kaip kontempo. Taip, pasidžiaugti. O jeigu būtų vieni metai, kuriuos galėtumėt nusikelti, dar kartą juos išgyventi apskritai čia savo gyvenime, kuriuos pasirinktumėte, Elena, jūs? Oi, labai sunkus klausimas. Paskutinis. Kažkaip aš retrospektyviai visiškai nemastau. Bet gal paroda 4 sukėlė tokį retrospektyvą kažkokią? Ne. Tai yra praeitas etapas, tai yra buvę, tai prasme, kad ir tos pačios idėjos, ir tai, kas buvo mąstyta ir daryta, tai yra praeitis, nes vis tiek eini kažkaip remiesi tuo, ką darei, bet nebekartoju. Tai prasme, kad visiškai kitaip dabar. Vis tiek kontekstas yra kitas, laikas yra, aš kitokia esu, ta prasme, nesikartojat. Ir kad pakartoti, labiau galbūt vaikystė. Labiau gal vaikystė, kokia žaliakalnį vaikystė, norėčiau, ten man patiko, ta prasme, įdomu buvo. Kurio gatvėje žaliakalnį gal? Kraševskio. Ai, tai šalia manęs visai. Kraševskio gatvėje, jinai atsirėmė į 16, tada buvo 16 divizijos, dabar Radvilėnų. Aš dar puikiai prisimenu, kai atsidarė Ąžuolyno kino teatras ir mane vedėsi 3 muškietininkai, ėjo filmas ir mane vedėsi ir norėjo neleisti. Aš labai tą užfiksavau. Tai dabar norėtumėt, kad įleistų? Į vakarinį seansą nenorėjo įleisti, nes vaikas mažas. Bet aš užmigau paskui. Aš buvo tokį įspūdį, tai matyt, kinu apsirgau, nuo tada. O tu kurios metus pasirinktum irgi vaikystę? Išgyvent dar kartą? Gaujų karus? Aš tai galvoju, kol Elena kalbėjo, nesirinkčiau išgyventi, nes labai, aš tokį filmą kūriau savo galvoje, kad jeigu aš grįšiu kažkurios metus ir jeigu aš kažką pakeisiu, aš dabar neturėsiu to gyvenimo, kurį aš dabar turiu. Čia kaip tas butterfly effect. Ne, bet jeigu išgyvent dar kartą, nesakau pakeisti, bet tiesiog gal pasidžiaugti dar kartą, žinai. Nes aš irgi tikrai aš norėčiau vaikystę, bet tuos metus, kur nelabai atsimenu, norėčiau atsiminti, kas buvo. Ten darželio, pavyzdžiui, nes aš labai miglotai tik tokius atsimenu, kad darželis buvo ten prie paveikslų galerijos ir kad paskui dar nuvesdavo tėtis blynų kartais į Laisvės alėją, bet šiaip daugiau kas vyko, tai neatsimenu. Norėčiau viską žinot, kas vyko, kai man buvo 5 metai. Nes Žaliakalnis, taigi ten Ąžuolynas, zoologijos sodas, Vytauto parkas, ten smagu. Karuselės dar buvo. Taip. Ne, nesirinkčiau. Gyvenčiau toliau. Gerai. Tai ačiū labai judvim, Neringa Kulik ir Elena Balsiukaitė, tapytoja Elena ir Neringa iš Magic Carpets projekto Kauno Bienalės. Aš Kotryna Lingienė taip ir neprisistačiau, tai jeigu nežinojate, tai iš Kauno pilno kultūros žurnalo. Mūsų 3. pokalbių klubas atėjo į pabaigą. Noriu padėkoti Studio 101 už įkvėpimą šios tinklalaidės paskatinimą ir namus.
Noriu padėkoti Old Refreshed už fotelius patogus. Patogus, man tai labai. Gėlių bistro už nuostabę puokštę. Palmės žiedui už kūrinį Kaunas Amerika, kuris toks jau tapo irgi mūsų džinglu. Ir Šarūnui Baltrukoniui iš paveikslą, kuris atkeliavo tiesiai iš Meno parko, kur ką tik baigėsi jo paroda. Ir manau, kad pratęsim bičiulystę su Kauno tapytojais, galbūt ir Elenos kada nors paveikslas atvažiuos pas mus, galėsim pakalbėti jo fone. Ir taip, prenumeruokit mus, jeigu dar to nepadarėt, persiuskit šią laidą bičiuliams ir būtinai pakomentuokit, kad mus pamatytų kuo daugiau žmonių ir lėktų į Kauną, pravažiuoti autobusu, troleibusu, išlipti kultūroje, nueiti į Elenos ir draugių parodą ir dar ką nors smagaus nuveikti vidury nakties, pavyzdžiui. Taip, paroda iki 6 dienos rugsėjo. Taip, dar turit visą vasarą. Ačiū labai dar kartą abiem. Ačiū.